Ar žinot, ką veiksit, kai baigsis laida? Nežinot, pasakysiu, bus paroda. Joje pamatysit, ką padarė studentai, o jeigu tiksliau, VD absolventai. Net 4 miestai ir 100 kūrinių apžiūrėti bus galima 12 dienų. Būsimų meno genijų baigiamieji darbai, o ir labai svarbu, kad nemokamai. Čia jums geras šansas pasikultūrinti. Žinot ką? Jaučiu, naisiu pati. Tai, ko jums dar reikia, visai pamiršau. Ai, QR kodas ir svetainė. Žiūrėti aukščiau. Žiūrėti aukščiau ir varyti greičiau. Čia buvo Laura. Jau. Sveiki, čia 9 iš 10 medikų rekomenduojama pramogų pasaulio laida Nespaudai. Ir aš, jos vedėja Laura, vizualiniu būdu patenkanti į jūsų organizmus bent kartą per mėnesį. Na, mano mylimi adiktukai, ar pasiruošę naujai dozei? Pradedam. Arba, kaip sako jūsų ir mano gyvenimo vadybininkas. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Gyvenime aš ateinu. Žinot, ko žmonės labiausiai nori ir ko visada trūksta? Taip, teisingai, tinklalaidžių. Nes valgydami lietuviai dar turi laiko kažką žiūrėti. Gaila, kad Julijai Žižiai su jos pokyčio piliulė nepaėjo. Galima sakyti, Julytei teko nuryti karčią pokyčio piliulę. Tiesa? Tačiau yra gerų žinių iš Los Andželo. Čia Neringa Šiaudykytė iš Lietuvos balso ir dar viena moteris iš Kauno vardu Nerija sukūrė tinklalaidę. Kodėl? Galvoju, būtų įdomu, žinai. Galvoju, būtų tikrai įdomu ne tik man, bet ir tikriausiai žmonėms. Gal labiau sakyčiau tau, žmonėms gal kiek mažiau. Kai pagalvoji, turbūt nėra nieko nuostabiau pasaulyje už 2 žmonės kalbančius tarpusavyje virš valandos. Bet podcastas, aš manau, tikrai leis žmonėms truputį labiau susipažinti, kaip mes žiūrime į pasaulį, kas mes tokios. Tačiau svarbiausia, kad bus visiškai relatable. Mes keliavom į Beverly Hills išgerti kavos. Ačiū merginos, kad esat, kad kuriat ir kad 15 minučių eterio skyrėte paaiškinimui, kodėl reikėjo šios tinklalaidės. Dirba ne tik kaunietės Los Andžele, dirba ir influencerės Lietuvoje, ypač Justina Partikė. Jei kyla klausimų, ką dirba, tai ji pati turi jums atsakymą. Ta, ana, 3, 4, galvoju košė, makalošė. Jei pavydit, o tuo pačiu norit dirbti tą ir aną, nebėda. Partikė turi sprendimą. Nudžiuginsiu, kad dirbti nereikės, užteks burtų. Juos suteikė tokia ragana būrėja Diana Skurdelė. Prieš prasidedant konsultacijai, pirmas žmogaus visada ateina ar kažkokia tai energija, ar demonas, kuris ateina su tuo žmogum. Aha, pagrinde tokie dalykai vyksta. O kalbant apie patį ritualą, tai čia Partikė laiko žvakę. Čia Diana Skurdelė atlieka ritualą su smilkalais. O čia rezultatas po smilkalų. Moteris pasakoja, kad dar iš paštomato neatsiejamų smilkalų jai jau padėjo finansiškai. Taigi, jei nenorite būti skurdelė, pirkite smilkalus. O jei vis tiek nesiseka, visiems sakykit, kad esate prakeikta. Dar jei jums nesiseka, priežastis gali būti lyg patiekalas atrodanti jūsų sąskaita. Dabar pas mane sąskaitoje yra balta mišrainė su daug įvairiausių ingredientų. Noriu informuoti Justiną ir mūsų žiūrovus, kad mokesčių inspekcijai priklauso agurkėliai, kiaušinis, morkos ir dalis bulvių. Judam toliau. Gegužę buvo daug veiksmo. Tiek daug, kad neturim laiko visko detaliai apžvelginėti. Todėl jūsų dėmesiui agreguota pop statistika. Persikraustimai 3 vienetai. Į Klaipėdą išsikraustė Užkalnis. Namus parduoda ir buvusi užkalnienė Fausta. Tuo tarpu katleriai vietoje santuokos santykius nusprendė pastiprinti NT pirkiniu. Kūdikių naujienų irgi 3 vienetai. 5 kartą pagimdė Beata Nicholson, Diora jau su pilvuku. Taip pat vaikelio susilaukė ir Belickų šeimyna. Soriukas, bet čia maksimaliai, kiek mums tai rūpi. O dabar įsileiskime truputį slogučio, nes gegužė buvo nemažai kriminalų ir nelaimių. Pastaruoju metu buvo galima pagalvoti, kad atlikėja ir žurnalistė Donata Gutauskienė Laisva yra laisva ir asmeninėme gyvenime, nes Tinderyje buvo galima rasti anketą su jos nuotrauka. Nu čia labiau tuo atveju, jei amžiaus riba pasikeldavo iki MILF ribos. Juokauju, čia fake anketa. Laisva, aišku, supyko, bet labiausiai pikta žmonėms, kurie pasvaipina, nueina į pasimatymą, permiega ir tik tada supranta, kad čia negarsiai atlikėja Laisva, o jie apsimetęs vyras.
Būkite atsargus. Toliau įžūli vagystė ir plagijavimas. Garsi pianistė Ieva Dudaitė išleido knygą apie muziką. Kaip išleido, gal labiau vidutiniškai išvertė. Paaiškėjo, kad joje ne tik pilna vertimo klaidų, bet ir beveik žodin išverstos ir įkopipeistintos informacijos iš kitos knygos. Kaip sakoma, Ievutė padarė viską, ką galėjo. O tas viskas nebuvo labai daug. Atsimenat, kaip netikėtai Ispanijoje ir Portugalijoje dingo elektra? Pasirodo, įvykis paveikė ir Lietuvos įtakotojus. Kaip tik tuo metu Barcelonoje buvo Inidė, kuri parodė, kas tuo metu vyko. Neveikė kortelės, neveikė telefonai, žmonės būriavosi prie radijo stočių. Elektra yra prigimtinė įtakotojų teisė, todėl tikrai suprantu problemą. Viktoras Balykovas irgi su ją susidūrė. Mes nusileidome Barsą, dingo elektra. Visoji šaly. Tik nusileidau, nėra intiko, negali taksų sviesti kažkokiu stebuklingu būdu. Man, žinai, kaip padalų biškė atsirado, greit iškėti taksą, dingo padalų. Žinai, tada spėjo atvažiuoti taksą. Negali sąskaitas pasitikėti. Viktis negali Reelsą susileisti, žinai, seniai. Negali pažiūrėti, kiek followeriai turi. Stipriai paveiktas buvo ir Rovas, bet jis jau vyresnio amžiaus, tai žino, kaip suktis. Aš gi orientacinį lankydavau senio. Į saulį, iš karto į dangų. Kiek krumplių, ne? Jo. 3 krumplių. Šitą. Iš karto. Viską išsimatuoji. Tiesa, pramogų pasaulio veidui užstrigusiam su 14 vaikinų saloje kilo ir kūrybiškesnių idėjų, ką daryti, jei niekas neveikia. Pradėkime nuo to, kad aš esu su 14 bernų ten, žinai. Tai mums jau dzin. Mes galėjome užeiti ir galėjau užeiti ir mes 14 išreidintumėm parduotuvę tiesiog. Užeitumėm 14 dėdų, žinai, su teniso raketėm galėtum išdaužyti viską, pasimt, ką tu reikia ir išeiti. Garantuoju, kad, kai pasakiau apie 14 bernų saloje, pagalvojate apie šiek tiek kitus dalykus. Sorry už sukeltus lūkesčius. Elektros bėdų turėjo ir Oksana Pikul. Dėl elektros šuolio sudegė jos šildymo katilas, todėl į namus pasibeldė šaltukas. Teko namus palikti. Gaila, kad nėra nieko, kas galėtų Oksaną sušildyti. Šįkart labai įspūdingai. Su Oksanos bėdomis dar ne viskas. Pro jai priklausančius grožio namus ėjusių paauglių grupelė į vidų įmetė petardą. Trankus garsas išgąsdino ne tik pačią visažistę, bet ir salone tuo metu buvusią besilaukiančią klientę. Vėliau paaiškėjo, kad ten buvo balionas, bet ne esmė. Oksana kreipėsi į policiją. Jaunuolius policija suėmė. Moralas paprastas, moteris pati gali išsispręsti savo problemas. Jei nereikalingas jas saugantis vyras, verslininkas praeityje turėjęs pakartotinių problemų su policija dėl muštynių. Čia šiaip tokį pasakiau, neturėjau omeny jokio konkretaus verslininko. Bėdos nesibaigė, gi sakiau, kad sudėtingas mėnuo buvo. Ypač sudėtinga buvo atlikėjai Mijai, kuri gavo į užpakalį. Ir aš kalbu ne apie naują etapą jos asmeniniuose santykiuose. Buvo įvažiuota į jos geltono BMW sėdimąją. Tuo tarpu OG single version, nors ir neturėjo incidentų kelyje, tačiau negali nei kurti muzikos, nei naujų santykių, nei buities, nes yra priverstas leisti laiką automobilyje. Kažkas nesuprantu, iš Vilnių kažkas vėl liepia visiems darbus anksčiau baigtas, nesuprantu, iš kur čia tiek mašinų. Nors liūdna, bet tuo pačiu žavu stebėti, kaip jaunuolis virsta vyru, nes turi viską daryti pats. Gerai, tęsėme bėdų mėnesį. Už tai, kad mūsų auksinė žuvelė privedė prie išsekimo, depresijos ir valgymo sutrikimų, treneris Jonas Rudas nuo mūsų laidos gauna palinkėjimą apsišikti savo galvą. Pageidautina viešame baseine. Ilgai galvojau, prie kokio tipo naujienų priskirti Pauliaus Demiko Reelso. Nes viena vertus smagu, kad vyras yra tapęs thirst rapu. Tačiau kita vertus kyla minčių, kad gal, ne viskas Pauliukui gerai su mentalinė sveikatėlė, jei deda tokį turinį. Aš aišku nieko nesakau, dauguma ten save tikrai įsivaizduoja. Tiesiog baisoka, kad Paulius nepavirstų douchebagų ar narcizų. O kalbant apie žmonės, kurie mėgsta dėmesį, pagaliau nokautuota mišrių kovų kovotoja Rimkenzo širdis. Kaip tiksliai įsimylėjo, nėra aišku, bet įsivaizduojam, kad buvo kažkas tokio. Arba kažkas tokio. Tačiau tas vadinamasis susipažinimas įvyko, nes Dovydas mėgsta su visais sveikintis. Pasisveikino su Samanta kelis kartus parduotuvėje ir taip po truputį prisisveikino. Pamoka tokia, kad mandagiam būti apsimoka. Kodėl vapšė tavo vaikai panašus į Dirgstį iš viso? Atsakyk man šitą klausimą.
O šitą tu padarai klaidą, Pidrė. Bet dar noriu sugrįžti prie nelaimių. Nelaimė nutiko komikui Viktorui Balykovui. Man tiesiog šeštadienį atsijungė pusę veido per Euroviziją. Ties lietuvių daina. Ties 5 daina aš jau nejaučiau apatinės lūpas, o šiaip esu pusiau bejausmis. Neįsigaskit, čia ne insultas. Viktorui veido nervų uždegimas. Gerai, kad jis turi merginą, kuri rūpinasi juo ir draugus, kurie palaiko. Viktoras dar nevaldo pusės veido. Rimtai? Jo. Bet mano... Aš negaliu. Čia kažkas su nerviniais dalykais, ar nesusiję? Mano... Eik tu nahui. Pusę rato užsimetęs. Pusę Zanokso, pusę rato, va. Koksas su žolė čia atsipysis. Tęsėme kelionę po bėdų turgų. Šį kartą priėjome prie labai didelio prekystalio su labai didelė bėda, kurią pardavinėja įtakotoja Emilija Skvarnavičiūtė. Dabar jūs taip objektyviai pasakykit, ar taip turi vykti baby revealas? Tikrai ne taip. Neturi vyras vardu Andrėjus Daščenko žemintis ir iškratyti žydrus balionus iš dėžės. Jie turi patys pakilti į orą. O jei tiksliau, turėjo pagal susitarimą su garsia dekoratoja Greta Girdžiūtė Kazlauskienė. Dekoratorė pasiūlė už tai 100 eurų nuolaidą, nors net nesijautė kalta. Sakė, kad helis išėjo, bet kalta klientė, nes per vėlai dėžę atidarė. Klientė sako, kad dekoratoriai yra antžmogis, nesumaišė dėžės atidarimo laiką. Įtakotoja sako, kad imsis teisinių priemonių, bet tik po to, kai gims vaikelis. Šiaip logiška, nes tas stresas tikrai gali pakenkti vaisiui. Paskui užauga vaikai ir pradeda repuoti ir žaisti Counter-Strike. Žinokit, man tikrai nėra malonu tos blogos žinios, bet aš nieko negaliu padaryti, taip viskas sukrito. Tiesiog velniškai nesisekė visiems influenceriams. Didelis sukretimas Ievos Svan gyvenime. Man net sunku apie tai kalbėti. Nenoriu vartoti žodžio pažeminimas ar žodžio junginio influencerių genocidas, todėl ir nevartosiu. Gal tegul Ievutė pati viską pasako. Jau esam oro uoste, bet žinokit, aš esu labai pikta ir labai nusivylusi situacija, kuri ką tik įvyko. O viešpatė, nejaugi Ieva buvo įkalinta oro uoste parą? O gal pradingo visas jos bagažas, atšauktas lėktuvas? Vežamės mes banglentis, tai pirmin atgal, kad pasigabenti banglentis 560 eurų. Faktas, kad nebūtume mes jų ėmę ir čia įvyko visiškai apgavystė tokia. Tai čia dar baisiau, nei aš spėliojau. Iki skrydžio valanda, nėra kur tų banglenčių dėti, nėra kur, kad jų čia kažkas atvažiuotų paimti. Tikrai skrydžio organizatoriai 2 banglenčių tėvelius įstūmė į nepatogią situaciją. Būtų žinoję, būtų užsisakę banglenčių auklę. Stiprybės. Kita naujiena nėra nei kriminalas, nei nelaimė, gal labiau nesėkmė. Jums būna, kad atsidarė duris, negaliu išeiti. Nebūna, ne? O va freefingai buvo. Freefinga pabandė free drive'ą viešuoju transportu. Įdomu, ar pavyko freefingai išsisukti kontrolieriui sakant, nepyk ant manęs. Dar viena nelaimė buvo ypatingai baisiai ir asmeniška mūsų laidai. Nors Žilvinas Grigaitis pastoviai skraido po pasaulį, dėja ligos yra greitesnės už garso greitį. Instagramo filosofas atsigulė ant operacinio stalo. Grigaitį tam paguldė kirkšnies išvarža. O kadangi viskas, kas vyksta Žilvino gyvenime, turi turėti moralą ar pamokymą, tai sakau aiškiai, saugokit save, tausokit. Nes jei to nedarysit, kaip Žilvinas sako, niekas jums nepadės, jeigu jūs nepadėsite savo. Man buvo sunku gulėti operacinio stalo ir dabar bandyti atgauti jėgas. Jūs taip pat viską galite padaryti patys. O Žilvinui noriu pasakyti, kad esate nacionalinė vertybė, kuri neturi teisės nubausti mūsų savo pasitraukimu. Saugokit save ekstra stipriai. Visa kūrybinė grupė siunčia linkėjimus, bučinius ir apkabinimus, bet labai švelnius, kad nebūtų dar vienos išvaržos. Bet gal tos nelaimės yra tik etapas, gal čia taip susidėliojo planetos? Aišku, kad ne. Visi juk žinom, kad horoskopai yra ezoterika ir pseudomokslas.
Nu gerai, gal ne visiškai visi. Ne viena draugė, kuri yra dvynys, kaip ir aš, man rašė ir kalbėjo, Juciutė, Dovilė, linkėjimai, kad nuo 22 dienos, tai yra nuo šiandien, prasideda dvynių era. Gerai, užsidedam. O tai ką čia reiškia, Goda? Lengvai pildysis norai, užsidirbs visi pasaulio pinigai, sveikata bus gera, meilės reikaluose bus gerai, vaikai bus sveiki, protingi, klausys mamos, gerai mokėsis. Labai geros naujienos. Gaila, kad tik dvyniams. Ir gaila, kad horoskopai yra nesąmonė. Aišku, pavasarį buvo ir gerų dalykų. Štai pavyzdžiui, atlikėja Jessica Shy pasiekė viršūnę. Ta prasme ne karjeros, o savo namų. Matot, švenčia namuose kaip paprastas žmogus. Mantas Tonkus irgi yra paprastas žmogus, kuriam nereikia tų visų fejerverkų, su treningu ir mišrainė. Svarbiausia, kad laimingas. Čia gal net kažkoks trendas, nes ir šou biznio princas Rolandas Mackevičius švenčia namuose. Jam net drabužių nereikia. Aš tik noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad jūs gimėt ir labai sveikinam. Gerų naujienų turi ir šokolado sielai Rūtos Banionytė šeima, kuri laiką leido Saint-Tropeze. Ten taip nuostabu, kad labai sunku išrinkti gražiausius kadrus, bet dėl jūsų aš pabandžiau. Fainiausia man, kaip Rūta filmuoja stalą. Bet topas yra jos mylimasis su peiliu ir šakute, bandantis įveikti kruasaną. Nuostabus Saint-Tropezos švediško stalo rojus. Keliavo ne tik moteris kelnaitėms pasakiusi ne. Kemperiu keliauja ir DJ Giovannis ir Simona Nainė. Tiesa, dizaineris Robertas Kalinkinas turi savo nuomonę, kaip ta kelionė realiai vyksta. Nu kažkaip va taip aš daugmaž įsivaizduoju Simos ir Jono atostogas su kemperiais. Nieko nesakau, aišku, bet... Mūsų laida tikisi, kad taip ir yra, o jei ne, linkim, kad būtų. Kas sakė, kad teisiniai dalykai turi būti nuobodus, kostiumuoti ir sudėtingi? Nebūtinai. Indrės Burlinskaitės vyras, žinomas dėl to, kad yra jos vyras ir dėl savo teisinių problemų, laimėjo teismą. Tačiau net tiek svarbu rezultatas, kiek būdas, kaip Liudas Burlinskas pristatė teismo nutarimą. Įsivaizduokit. Pliažas, įtemptos ir užkačialintos bickės, įdegę kūnai, fone groja toks chill house'as, smėliukas, viską ten. Taigi teismas daro išvadą, kad turint daugiau informacijos apie skolininką mane, nebuvo išnaudotos visos galimybės įteikti pranešimą. Ir būtent šiuo konkrečiu atveju nebuvo pagrindo konstatuoti, kad mano vieta nebuvo žinoma, ar aš kitaip slapščiaus. Tai būtent yra tie faktai, ką nuo pat pradžių aš ir kartojau. Pripažinkit, jei visi teismo nutarimai būtų skaitomi taip, gal net į teisę stotumėt riomeriai. Grupė Šeškė šokėjos Godos Alijevos gyvenime pokyčiai. Nebeturėsiu savo senutės. Daug jinai man kainavo, iš tikrųjų, tiek į ją investuota buvo. Wow, šitaip nepagarbiai apie savo motiną. Čia jinai apie savo mamuką, ne? Labai Goda geras žmogus. Pardaviau mašiną savo šiandieną, bet tiek. O Dieve, jau buvau išsigandus. Gerų naujienų buvo ir daugiau. Į krantą po kelionės sugrįžo ne tik Aurimas Mockus, bet ir jo valtis. Taip pat iš Everesto sugrįžo ir kitas Aurimas. Jis vos 9 lietuvis įveikęs aukščiausią kalną planetoje. Kaip ir Mockaus atveju, į apačią grįžo ne tik pats keliautojas, bet ir maišeliai su Aurimo išmatomis. Tokios kalnų taisyklės - viską parsinešti ir neteršti gamtos. Žinoma, kaip visada yra tas metas, kai turime pakalbėti apie pasibaigusius santykius ir atsidaryti tą nelemtą skyrybų tier listą. Ir tiesą sakant, nenuėjome per toli nuo grupės Šeškės, nes išsiskyrė šios trijulės narė. Turbūt dabar iš siaubo šiurpuliukai paėpėgo, ne? Ramiai visi, super porai, viskas ok. Subirėjo Ingridos Martinkėnaitės santuoka. Kokios skyrybos toks ir tieras? Nutrūko ir kiti santykiai, kurie atrodė tęsis iki kažkurio jų dalyvio mirties. Jei neatlaikė šito sužadėtuvės, aš nebežinau, kas yra tikra meilė. Taip kalbu apie fotobūdelės heroję Skaistę Mood ir jos eks Dainių Jocių. Bet Dainių gal geriau iš kitos kūno dalies žinot. Dainių sakė, cituoju, jo, truputį mes čia atsiskiriam. Tai Dainių mes čia truputį jūs dedam į F tierą.
Tačiau buvo ir surprizų. Tai yra tiesa, mes išsiskyrėm. Taip, ponė Messenger jau vieniša. Jei jums šokas, tai patikėkit, pačiai blondai su geliku šokas dar didesnis. Mane paliko ne tada, kai buvau stipri, tada, kai griuvo mano pasaulis, kai aš susirgau. Viena vertus, neatrodė jų santykiai pastatyti ant vertybinių pamatų, tokie gal labiau ant finansinių. Bet kita vertus, jei čia tiesa, tai vyras visiškas skuduras, keliauja į D. Įsivaizduokit, Karolina Meskino išsiskyrė seniai, bet ją vis dar persekioja jos eks. Čia dineris su vaizdu. Ką nori pasakyti? Su tokiu vaizdu. Negirdžiu kažkaip. Mielą, malonu visada išmatyti savo eks. Tai aišku, kad pagalvojate apie OG. Skirtingai nei manot jūs ir pats OG, ne viskas sukasi aplink jį. Beje, kalbant apie Karoliną, jos kūną pastaruoju metu šildo Ramūnas. Ne, OG versija nebuvo teisus, užsidėdamas ant savo profilio Ramūno Cicėno nuotrauką. Kalbu apie katiną vardu Ramūnas. Tuo pačiu noriu pasidžiaugti, kad Karolės įmonė by Karolina Meskino per 2024 uždirbo beveik 200 000 eurų grynojo pelno. Tik nežinau, kaip čia skaičiuojasi dėl tų visų vykstančių dalykų, ar čia nereikės dalintis iš dviejų. Beje, kita diva Jessica Shai artėja prie milijonierės statuso. Praėjusiais metais ji pasidarė 884 000 eurų. Ir galiu pasakyti, kad ji verta kiekvieno cento. You go, girl. Pasakodama apie kitą naujieną, jausiuosi nejaukiai, todėl turiu žodį perduoti mūsų specialiajam korespondentui įvykio vietoje. Sveiki visi, čia Lukas Keraitis, tas bičas, kuris kalba apie technologijas, galbūt žinote laidą 2 bitai ar grupę Budu, arba mano bandymą draugiškai perimti laidos Nespaudai eterį. Šiandien stoviu čia Islandijoje ir transliuoju jums tiesiogiai per Tele2 internetą. Ir būtent šioje vietoje prieš kelias savaitės Neilas Zagorskis pasipiršo komikiai, įtakotojai, nuomonės formuotojai, laidų bei renginių vedėjai Laurai Dragūnaitei. Čia buvo tikrai ypatinga akimirka. Žinoma, moteris savo antrai pusiai žinoma pasakė taip. Jie sveikino tokie žinomi žmonės kaip Naglimantas, Rūta Lūp, Karolina Meskino, taip pat Inidė ir netgi Vita Žiba. Tuo tarpu pati Laura nedaug žodžiavo. Aš laiminga. Išties, nuostabi ir jaudinanti akimirka, labai džiaugiuosi galėjęs jums ją raportuoti. O tai buvo verta dėl to keliauti į Islandiją? Šiek tiek dvejoju, bet gerai, kad jūsų laida kompensuoja kelionę, tai bent tiek. Tai kad nekompensuos? Tai gal nereikėjo jums skrydžio per Pietų Korėją ir Australiją tada? Tu nori, kad aš tau atvirai pasakyčiau, Lukai? Ne, čia toks labiau retorinis buvo. Bet bent jau internetas pigus ir greitas. Teko keliauti su persidimais. Jungtinėje karalystėje pasėmiau iš Tele2 duomenų paketą ir nereikia jokių esimų, nereikia įdeinėti ar keisti jokių SIM kortelių, viskas labai paprasta. Tiesiog pasirenki šalį, kurioje esi, seki instrukcijas, siunti SMS-ą ir gauni duomenų paketą. Tas pats su Pietų Korėja ir Australija. Pasirenki kiek nori duomenų, pip, turi internetą ir viskas. Ir viskas? Ir viskas. Čia nuoroda į daugiau informacijos. Ačiū Lukai, geros kelionės iš Islandijos. O dabar jums papasakosiu šitą stebuklingo. Juozukas ir Kim Kardashian yra artimi bičiuliai. Ta prasme, čia yra bomba, hebra, klausykitės. Žodžiu, Prancūzijos Rivjeroje vykusiame Kanų kino festivalyje Statskevičiaus kurtų drabužių pasipuošė garsus Kolumbijos modelis Camila Pinzon. Bet čia dar ne wow. Klausykit toliau. Juozukas savo ramiai laiką leido Paryžiuje, mėgavosi architektūra, lankėsi prestižiniuose restoranuose bei viešbučiuose, žodžiu, viską ten. Ir ką jūs galvojat? Vieno iš tų viešbučių koridoriuje jis netikėtai susidūrė su socialinių tinklų mega žvaigžde Kim Kardashian. Tiesiog va taip koridoriuje, bam, ir žiūri vienas į kitą, šypsosi, žvilgsnio netitraukia. Čia fotkėse truputį matosi Kim nugara. Labai sveikinam Juozuką. Čia yra didelis įvykis mūsų šaliai, vertas aukščiausių valstybės apdovanojimų. You did it, Juozas. Nežinau, ar Juozas verkė, bet mūsų laidos kūrybinė grupė tikrai žliumbė. Tačiau naujienų pabaigai noriu jūs palikti dar pakilesnės nuotaikos. Prieš kelis metus viena mama parašė Saugirdui Vaitilioniui, kad jos vaikas neturi galimybės dalyvauti išleistuvėse, nes neturi batų. Saugirdas vaikinui visą kostiumą nupirko. Šiemet viena mokytoja papasakojo, kad net keli abiturientai neturi pinigų savo šventei. Ir ką jūs savo galvojat, Saugis ėmė ir su savo sekėjais aprengė 27 jaunuolius. Jei jums nėra gumulo gerklėje, tai jūs, kaip sakė įtakotoja Emilija Skvarnavičiūtė,
Asanavičiūtė, Antžmogis. Saugirdai, tu nerealus. Tikiuosi, čia bus įkvėpimas visiems daryti gerus darbus. Tai tiek iš mūsų naujienų, o dabar judame prie didžiųjų temų. Ei tu, girdi? Ateik čia, aš čia prie telefonų. Taip, tu, su tavim kalbu, taip. Laura Dragūnaitė? Ką tai čia? Nu, neišjunginėk čia nedemo filmukas, aš tikra Laura Dragūnaitė. Nu, ar pabaigsi, kaip su žmogum noriu pasikalbėti, turiu po visą parduotuvę vaikytis. Nu, kas yra? Oho, mandagumas. Gal pradžioj po nulis labas išstenėtų? Labas. Tiesiog truputį netikėta man čia. Kad pati Laura Dragūnaitė kalba su tavimi? Ne, labiau keista, kad iš Avitelos parduotuvės telefono kalbi. Čia ne Avitela. Kaip tai ne? Taigi visada buvo. Tai buvo. Dabar susijungia Elektromart ir Avitela. Dabar bus nereali parduotuvė pavadinimu LSN. LSN? Taip, LSN. Jie įdėjo labai daug darbo, kad sukurtų geriausią patirtį, apsiperkant elektronikos srityje. Smagu. Aš dar nebaigiau. Jeigu apsipirkinėsi LSN parduotuvėje prekybos centre Panorama, galėsi kasdien atgauti visą išleistą sumą. Čia jau įdomiau pasakok. Taip, žaidimas vyks visą birželio mėnesį. O gal galima sužinoti daugiau? Galima, va čia. O, geras. Ačiū, Laura Dragūnaitė. Lietuviai kaip tauta turi 3 didelius norus. Kad Latviai nesisavintų šaltibarščių, kad Marijonas Mikutavičius būtų laimingas ir žinoma laimėti Euroviziją. Paskutinis gal labiau fantazija, o ne noras. Tiesa, per pandemiją visi sakė, kad jei būtų buvusi Eurovizija gyvai, tikrai būtų laimėję The Roop su daina On Fire. Šiais metais Bazelyje, Šveicarijoje pagaliau Rūpai lipo ant scenos. Nesvarbu, kad kaip svečiai vis tiek kažkiek grąžinta skola. O nuostabieji Lietuvos siųsti Katarsis užėmė stiprią 16 vietą. Iš tikrųjų, šiuo konkrečiu atveju pochui yra ta vieta. Svarbiausia, kad išsiuntėme ne plastikinį prodiuserių produktą, o jaunus žmonės su savo kūrybos post-punko gabalu. Nesuvokiamai didžiuojamės, beveik tiek pat, kiek dėl Juozo ir Kim Kardashian draugystės. Visi dabar nori juos pakalbinti, paliesti ir pasišildyti jų šlovės spinduliuose. Bet tik ne mes. Nes spaudai kaip rimtos publicistikos laida atsakinėjanti į nepatogus klausimus ir šį kartą žvelgia giliau nei bulvarinė žiniasklaida. Ką sako nebylus Katarsio atlikėjų žvilgsniai? Ką slepia ne vieną merginą ar vaikiną paskandinusios Luko akis? Ir kokią istoriją pasakoja grupės veidai? Pastaruoju metu žiniasklaidoje buvo intensyviai ir atidžiai tyrinėjami mūsų įžymybių veidai. Todėl į studiją pasikvietėme žmogų, kuris vien pažvelgęs į veidą gali pasakyti apie žmogų viską. Ir vos už 399 eurus. Sveiki, šiandien mums atėjo ypatinga diena ir mes turėsime ypatingą svečią, kuris sutiko pasidalinti savo nepakartojimais įgūdžiais. Tai garsusis Lietuvos, kaip jisai pats sako, garsiausias Lietuvos įžymybių veidoskaitininkas. Štai jis jau ir su manimi. Tai veidosininkas, tai būčiau Leopoldas, būtų gražu, kad vardą paminėtumėt. Sveiki, Leopoldai, kas ant veido pas jūs čia? Ant veido yra tiesiog apsauga nuo KGB veidotyrininkų, kadangi aš ištyriau savo vlogę Vladimiro Putino veidą, aš tiesiog noriu apsisaugoti nuo rusų veidotyrininkų. Dabar jau galiu, kaip sakant, nusiimti šitą daiktą. Truputį įstrigo. Kaip aš juokauju, jau gal ir galime eiti paskaityti. Aha, o tai man sakė, reikės kalbinti vieną, o yra, tai matau, 4. Ne, tai aš sakiau, kad bus Katarsis, taip? Katarsis, tai kuris čia iš jų? Čia jisai, jinai, kas šit, kuris? Čia muzikinė grupė yra, taip, visi 4 grupės nariai, kaip ir kalbėjom. Ne, man tai čia panašiau, žinokit, nei muzikinė grupė iš veidų, o į kažkokią tais statybininkų bendruomenę, aš jums tai pasakysiu. Jūs veidoskaitininkas iš tikrųjų? Aha, ar aš tikras veidoskaitininkas? Aš gimiau Minske. Kai buvau mažiukas, mane 6 mėnesių anksčiau laiko abortavo. Ką reiškia abortavo? Irgi, aš išslydau anksčiau laiko, išslydau, teškiau su veidu į asfaltą ir nuo to laiko aš turiu galią. Aš tik atsisukau savo mamą, aš iškart nuskaičiau jos veidą ir pažinau, jog tai yra mano mama. O man daugiau mokėsit už tai, kad 4 čia? Ne, mes nesitarim, neturim mes pinigų daugiau biudžete. Nu, pažiūrėsime, tada kažkokią mano svetainę ten tokią turiu pareklamuosit. Susitarsime. Galime parodyti ekrane jo svetainę tą? Aha. O tai kokia ta įmonė, koks verslas? Galiu čia žiūrėti. Ilgi varštai.lt.
Tai jeigu jums reikia kažkokių varžtų, ilgesnių, negu šiaip, kad įprastai yra, tai ateik. Tai pereikime prie to veidų skaitimo pagaliau, ar ne? Tučto jau. Gerai, tai pradedam tada pirmiausia nuo Luko turbūt, ar ne? Aha. O, aš žinokit, neskaitau iš delno, aš skaitau iš veido. Delną rodo. Jums viskas gerai šiaip, ar? Ta prasme. Keistai juokitės. Aš nesijuokiu keistai, aš tiesiog turiu kuo mažiau emocijų rodyti. Vėlgi, sakiau, mane KGB veidotyrininkai seka, tai tiesiog, kad nenuskaitytų manęs. Gerai, tai apie jūs jau gal supratom, gal pereikim tada prie Luko veido, pasakykim, ką jis mums sako, ar ne? Galima biškai erdvės. Ar reikia tikrai, kad taip į asmeninę erdvę žmogaus šitą? Ačiū labai, kad pratraukėt mano vaidotyrininko kaip darbą, tai informacija už tai ir bus dalinė. Kokia ta informacija, ką sužinojot? Jisai yra toksai žmogus, kaip aš sakau, universalas. Kaip mašina? Tikras šiokdarys, kaip sakant. Tokių žmonių kaip tu yra tik keli procentai, tai yra labai universalus. Gali reiškia daryti absoliučiai viską, tai gal muzikos nepatarčiau užsiimti tą. Kodėl? Nes tavo akise yra tiesiog labai daug džiaugsmo, o menas gimsta iš skausmo. Gerai, tai gal pereikim prie antro grupės nario, tada dabar apie Jokūbą, ar ne? Aha, tai yra Jokūbas. Jo galva kaip kubas. Tai, kaip mes Minske dar kartais sakom, kvadratinėje rožą. Tai ką reiškia? Tai yra, kuo daugiau kampų, tuo daugiau yra tų sensorių. Pas tavęs yra jie net 4. Tai reiškia, kad Jokūbas yra labai jautrus, dar kitaip tariant, žliumbikas. Nežinau, mane draugė dažnai akmeniu visai vadina. Aha, tai nejuokinkit. Aš matau iš jūsų veido, kad jūs nelabai susigroję esate. O jūs atsiprašau, tikrai diplomuotas veidoskaitininkas? Gerai, Alinčikas, taip? Jūs turit labai tokią raganišką kažkokią energiją, tu, žiūrėkit, nepasidarėsiu, pasakysiu, mėgsti ekstremą, taip? Aha, tai iš smakro matau tokią agresiją. Jei kas leistų, gal ir neduotų į snukį, bet špygą taukotą parodytų. Klausykit, jūs viską čia iš interneto straipsnių tiesiog pasakojat. Iš aš tą patį skaičiu apie Katažiną Stonkovienę, apie Mantą Stonko, apie Jessica Shine. Mano tikslas ir nėra jums čia kažką papasakoti, įrodyti. Aš ateinu jums duoti pramogą. Tai kad jūs net nesuteikėt paslaugos jokio žmonėm. Horoskopininkai irgi ten šneka kažką, tai gali tikėt, gali ne. O aš nepatenkinta, viskai susikviečiau žmonės, atsiverčiu, kol kažką pasakysit naudingo. Laikas jau suėjo. Ir jūs vis tiek turėsite man sumokėti. Tai yra darbas. Aš nematau, už ką mokėčiau. Gerai, tada pareklamuosime mano svetainę. drožlės.lt. Drožlės, visokios drožlės, kokių tik reikia. Hamekui, jūrkiaulytei, nežinau, visiems reikia drožlių. Eikite į drožlės.lt. Dar praeitoje laidoje kartu su mūsų laidos mylimiausiojo Žilvinu Grigaičiu prašėme jūsų nenustoti daryti kvailiausių dalykų gyvenime. Vis dėlto mūsų mylimiausiai nuomonės formuotojai patingėjo prisidaryti gėdos. Net nežinau, ar jūs visi atostogų išvažiavot vienu metu, ar mane per visus socialinius tinklus užblokavot, bet nebematau jūsų gėdingų storijų ir reelsų ir antraščių naujienų portaluose. Gali būti, kad ir aš atlikau savo misiją ir dabar žvaigždės prieš keldami kažką į socialinius tinklus dukart pagalvoja, ar nepaklius į laidą nespaudai. O tam, kad pamaitintume jūsų godžias akis skandalingiausių turinių, nusprendžiau pati šiek tiek prisidėti prie skandalų kūrimo. Mes kino gal jau pats laikas kažkokį berną parodyti naują, ne? Instagram'e, pažiūrim. Reklamos, Izabelė, fotosesijos, dar reklamų. Nieko gero. Naglis gal naują berną kokį susirado. Reklamos vėl pyksta ant pasaulio. Filmą kažkokį įsimetęs. Va, iš molio kažką lipdačiu. Tai čia nesąmonė, tai... Tai jeigu jie nesistengia, tai ką man į laidą dėti tada reikia, ką? Gal reikia pačiai kažkokių dramų, tokių sukurt kažką, padaryti skandalą, ne? Ir jam. Polaverį ir man tokia, žinai, peržiūra. Su vien situacija čia tokia būtų šiaip visai, man atrodo. O, prašau, vilkaminį vilkas čia.
Skambino, tai kas skambino, Naglimantas pats. Nu, žinok, nepatikėsi, Nagliukai, ką tik apie tave ir galvojau. Nu, čia negali būti sutapimas. Jau kažkokią man turėsi naujienėlę paruošęs, ne? Taip, turiu tau naujieną, bet tau reiks atvažiuoti iki Spritz Garden ir viską sukalbėsim. O jau 10 minučių ir būnu, žinok, oi, net nesisveikinam, viskas, aš jau kieme realiai, taip, viskas bėgo. Gerai, taip, gerai. Eini. Nu, labukas, mėlyjai. Nu, labas. Oi, Nagli, nu panaitė, tu mano klausyk, kai paskambinai, galvojom, kad turėsi naujienų, bet kad tokių, kad jūs du susimesit, nu čia nieks net nebūtų pagalvojęs, sapnavęs net nebūtų. Žiūrėk, iš karto, gal tada darom iš karto, manau, storiuką kažkokį, va, iš karto bučinuką man į kamerą. Pirmą bučinuką. O Jėzu, Marija Laura, padėk tą telefoną, nieks su nieko nesibučiuos. Klausyk, neįmanoma jos su juo. Jisai su tam irgi taip kalba visada, nes, nu, čia, žinok, biški žiežulą pasidaręs toks, man atrodo, red flagai čia kažkokie tokie. Žiūrėk, Laurutė, brangioji, mes tikrai tave labai mylim. Aš jūs irgi labai myliu, abudu. Bet tu turi šį kartą išklausyti mūsų. Ne, iš tikrųjų, aš manau, kad tu turi tai išgirsti iš savo artimiausių žmonių. Iš jūsų. Visiškai išprotėjus, nieko nesupranta. Kalbėtis kaip su siena. Nu ir pagal figūrą jinai man kaip siena atrodo. Nu jūs kaip balandėlį čia barkuojate, žinok, nu man kuo toliau to labiau stinkat. Laura, blėt, paklausyk tu mūsų. Tu nerėk ant jos. Gerai. Nu, klausausi, pasakokit, kaip, kur, kada. Žiūrėk, mes šiandien su Nagliu kartu. Šiandien? Ir iškart man paskambino. Klausausi. Laurutė, mes susitikome su Nagliu, su tavimi pasikalbėti. Apie mus. Apie jūs. Prašau, tavęs maldauju, išgirs mus. Aš tikrai, mano tikslas nėra, mūsų tikslas nėra, kad tau skaudėtų. Mes tiesiog norim tau, žinai, atverti kažkaip akis, kad tu viską pamatytum galbūt šiek tiek kitokiam spalvom, kitom akim. Mes tiesiog, žinai, pagalvojom, kad nu reikia tau ištiesti pagalbos ranką. Man pagalbos labai reikia, nes jūs suprantat, nu nieko nebedarote influenceriai, niekas nebevyksta, jokių dramų. Tai iš ko man laidą daryti? Gerai, kad jūs apie mane pagalvojat. Nu, mes trise tikrai kažką sugalvosim gero, kažką va tokio didingo galėtume. Man atrodo, mes dabar čia šitie 3 didingi protai tikrai kažką sugalvosim kartu. Ne? Nes mes, pavyzdžiui, galėtume kažką gal padaryti apie... Laura. Laurutė. Laura. Žemė kviečia Laura. Alio. Mačiau, amerikiečiai mėnulį ten kažką skrieną, jeigu jūs išsiųs. Mes Marsė greičiau gyvybę atrasim nei šitoj galvelį smegenų. Jėzau, Marija Laura, nu žinok, aš vakar realiai negalėjau tiesiog užmigti ir aš prieš miegą tau parašiau ranka rašytą laišką. Aš tiesiog noriu pasakyti. Aš sakau tai ne tam, kad tave įskaudinčiau. Sakau, nes man rūpi Laura. O mes visi jau per ilgai tylėjome. Mes visi pastebėjom, kaip giliai tu įklimpai į kitų gyvenimus. Tu seki kiekvieną istoriją, analizuoji kiekvieną komentarą, narsi kitų klaidas ir viešini tai savo laidoje. Bet kur dingo tavo gyvenimas? Ne viskas, ką gali iškapstyti, turi būti vieša. Ne kiekviena drama yra tavo turinys, ne kiekvienas žmogus yra tau skirta istorija. Aš žinau, tai gali pasirodyti kaip darbas, kaip pašaukimas, bet kai visas tavo pasaulis sukasi apie tai, kas ką padarė neteisingai, tu prarandi tiesiog dalelę savęs, prarandi pasitikėjimą, žmonės pradeda nuo tavęs slėptis, o tu verta daugiau, Laura. Tu esi talentinga, tu esi protinga, tu turi savo balsą, žinai, nereikia jo grįsti svetimais suklupimais. Prašau, sustok, ne dėl mūsų, dėl savęs. Su rūpesčiu, Karolina. Na, kaip tau? Nu, fainai, bet o kur čia kokia drama, ką aš nelabai panaudosiu šitą laidą, žinok, man čia nelabai... O Jėzus, Marija Laura, ar tu gluša esi? Ne, žinok, gerai, viską girdžiu labai gerai. Nu, tai paklausysi tada, žinok, nepatikėsi. Laišką ir aš parašiau. O. Skaitau. Laura, liaukis dabar. Kiek dar žmonių turės nuo tavęs slėptis, kad suprastum, jog tu peržengiai visas ribas? Čia nebe turinys. Čia liguistas knaisiojimasis po svetimus gyvenimus, tai, ką tu darai, nėra įdomu. Tai yra apgailėtina. Pritariu. Tu tapai siaubu.
Siaubu, nuo kurio visi slepia žinutes, trina storius, keičia privatumo nustatymus. Siaubu, kuris ieško ne tiesos, o kraujo. Ir ne todėl, kad tau rūpi, o todėl, kad tau nuobodu gyventi savo pačios gyvenimėlį. Tau čia ne serialas, čia realūs žmonės. Su realiomis problemomis ir tau jų skausmas tapo peržiūrom YouTube'ai. Ar tau dabar bent kiek rūpi, ką darai? Pažiūrėk į save, rimtai atsisėsk ir pažiūrėk. Tu visą energiją ištaškai bandydama griauti kitų gyvenimus. O kas lieka iš tavęs? Tuščias žmogus, gyvenantis per kitų dramas. Paskutinis kartas, kai kažkas to sako, tai taip tiesiai. Toliau viena. Ne iš pykčio, iš nusivylimo. Visi jau pavargo. Sustok, atsipeikik, grįžk į realybę. Tavo Naglis. Aš tik nelabai supratau, o kaip čia su jumis susiję dabar? Jūs pasibučiuotumėte dėl kadro man ar ne? Jūs nepasibučiuosi tikrai man dėl... Aš dėl kadro prašaugi, ne dėl savęs. Aš dėl jūsų. Nahui, einam. Tu varas man tikrai aš. Tik vieną tokį... Vieną... Ne? Mažutė, laikykis gerai. Blet, Laura. Gerai, jau gali paleisti. Nuburkuojasi jie, bet žinok, nei pasibučiavo man ant kamerų, nei apsikabino nieko. Tai ką, žinau, tai nedėsime laidą, nesąmonė. Eisim į atostogą, žinok, man atrodo, jeigu to žvaigždutės dėl mūsų nesistengia, tai kodėl mes turim stengtis dėl jų? Taip, pabus vasarą be manęs ir supras, kad reikia Instagramą nesąmonės dėti. Taip. Vasara atėjo ir prasidėjo. Prasidėjo savaitgaliai prie jūros, festivaliai, vestuvės, krikštynos, joninės ir kitos dvi šventės, gimtadieniai gamtoj, palapinės. Tai kaip čia viską suspėt, kai visą gegužę pralėjo ir dabar turim 1 mėnesių mažiau, o veiklų tai tiek pat daug. Savaitgaliai jau pildosi ir likęs tik vienas kitas laisvesnis rugpjūčio pabaigoje. Nujaučiu, kad vasara bus ne pramogų ir atostogų metas, o labiau išlikimas. Todėl pasiruoškit savo kalendorius, pasitreniruokit į bagažinę sutalpinti 5 žmonių daiktus su palapinėm ir miegmaišiais ir parepetuokit geriausius savo atmazus, kodėl neaplanko tėvų. O jei neturit žalio supratimo, kaip išgyventi vasarą, tai pažiūrėkit, kaip sekėsi mūsų kolegoms ruoštis vasarai ir nekartokit jų klaidų. Sveiki, su jumis laida Išlikimas - lietuviška vasara. Gerai, kiek mes čia dar laiko filmuosim? Sakėte, iki 3 filmuojam. Patys ir gelbėkitės kitą kartą. Mantas, storasis. Taigi, vyrai, šiandien jūsų laukia rungtis dėl nepriklausomybės vėrinio. Šiaip tai, man atrodo, neliečiamybės vėrinio. Vakar atsisveikinom su Mantu Bartuševičiu ir tai turbūt jums sako, kad nei vienas nesat saugus. Ypač tu, Lukai, su tokiu bendravimu, jeigu taip ir toliau. Taigi, jei norite išlikti išlikime, jūs turite būti geriausi šitoj rungtyj. Ar norite sužinoti, kokia rungtis jūsų laukia? Taigi, jūsų laukia visiškai standartinė situacija. Jūs esat festivalį ir jūsų draugas paprašė parnešti nealkoholinio alaus. Jūs turit neišpilti, nei lašo ir nugabenti nealkoholinį alų savo hebrai. Už manęs kliūčių ruožas, prašau, matot ir pradedam. 3 bokalai ir jūs jau kliūty. Pakliuvus į tokią situaciją, svarbiausia yra įsivertinti galimas rizikas. Svarbiausia yra būti vienu žingsniu priekį, nes kiekviena išlikimo kova tai šachmatų partija, o tu nori būti pirmas. Laikas eina, bet Airidas dar nepradėjo rungties. Tai gali kainuoti jam neliečiamybę šiandienos balsavime. Tuo tarpu Mantas pasirinko visai kitą taktiką. Negalvot ir daryti. Tai čia nėra neįmanoma neprapilt šito, žinokit. Mantas susidūrė su didelėm problemom. Jėgos yra, bet šiuo atveju reikia ir proto. Tuo tarpu Lukas pasitelkė aukštąsias technologijas. Kokia yra geriausia taktika draugams nunešti alaus bokalus festivalyje, kad tas alus neišsipiltų?
Atsakyk, lyg būtum lietuvis komikas. Matome, kad Lukas turi visai kitą taktiką, pasirinko saugesnį, bet kur kas patikimesnį variantą. Pažiūrėsime, ar jo taktika pasiteisins. Saugantis slaptą į eliksyrą. Domantas atrodo sugalvojo visai kitą taktiką, jis visą nealkoholinį alų išgėrė ir bėgs su tuščiais bokalais. Tu nori būti žingsnių priekyje negu tavo varžovas, kitaip tu pralaimėsi. Aš esu žingsnių priekyje, pažiūrėkite. Taigi Domantas laimi šią rungtį dėl neliečiamybės šio vakaro balsavime. Bet kai jis tuščius bokalus atnešė. Tai gerai, kokia užduotis man tai buvo. Neprapilt nei vieno lašo, tai ir aš prapyliau nors vieno lašo. Neprapyliau, viskas va manie. O jeigu tau reikės, aš po pusvalandžio tau papildysiu tos bokalus. Šiaip tiesą sako, aš noriu pasakyti, kad dėja patyriau traumą varžybų metu ir turiu pasitraukti iš to konkurso. Kokia tau trauma, tau telefas išsikrovė? Pabūk be telefono, nors biškit. Tokiose situacijose svarbiausia nepalūžti psichologiškai yra. Net ir praradus artimą žmogų. Dėl savo gyvybės kovoti yra verta. Ok. Ne, bet supraskite ir mane, žinokite. Čia mano kelionė baigėsi. Ar tai yra galutinis tavo sprendimas? Taip. Na ką, Lukai, mums buvo garbė turėti tave šioje savo gentyje, bet dabar tu turi palikti mūsų žaidimą, o mes susitiksim vakare genties taryboje balsavime. Čia dobčiu. Na ką, liko tik vienas žingsnis iki finalo. Domantai, ar smagu jausti saugiam šitame paskutinėme balsavime? Tai šiaip, jei atvirai, tai aš galvoju, kad mes biškį greičiau apsisuksim ir šiaip ir jums siūlau biškį atleist gazą, atsipalaiduot. Vasara atėjo, tiesiog pabūkim. Airdai, man tai ar jūs sutinkat, kad reikia atsipalaiduoti? Su tokiu požiūriu tu bomžu patapt gali. Okay. Reikia planuoti, dirbti. Vasara yra tik 13 savaitę. O kiek planų? Baidaris, gimtadienį, reikia aplankyti Šventąją, Palangą, Nidą. Neišgyvensi su tokiu požiūriu. Airdai? Svarbiausia nepasiduoti, kad ir kas nutiktų. Kiekviena situacija turi išeitį. Svarbiausia žinoti, koks tavo sekantis žingsnis. Ar jūs pasiruošę šio vakaro balsavimui? Greičiau. Galima greičiau. Jo. Balsuojam. Primenu, kad už Domantą balsuoti negalite, nes jis laimėjo neliečiamybės vėrinio rungtį. Ar jūs pasiruošę? Taip. Ką, balsavimas baigtas, dabar beliko suskaičiuoti balsus. Airidas. Mantas. Mantas. Mantai, mums teks atsisveikinti su tavim. Tau tenka palikti išlikimą. Na ką, jūs pasiekėte finalą ir mes susitiksime jau rytoj finalinėje rungtyje. Kas išliks išlikime? Sveiki, finalininkai. Ar jūs pasiruošę paskutiniai išlikimo rungčiai? Paskutinėje rungtyje vyrukams reikės pasiruošti pikniukui su mergina. Jie turi 10 minučių surinkti viską, ko gali prireikti gamtoje ir ko gali užsimanyti jų mergina. Ne per mažai bananų pasiėmė? Tikrai ne. Okay. Tai ką, matau, vyrukai esat pasiruošę ir dabar paskutinė rungtis. Dabar aš būsiu paprasta lietuviška mergina, kuri nori praleisti laiką vasarą gamtoje su savo vaikinu. Ir jums reikės man įtikti. Gal pleduką turit kas, nes norėčiau atsisėsti ant žolytės kažkur tai kojas ištiesti? Pamaniau, kad norėsi prisėsti. Štai pledukas. Gerai, ačiū. Tai tu, Lara, nesiparink, sėsk, nenugaišik nagi sėsi ant to žolės, neprilips nieko ten. O gal užkandukų kokių turit, viškiai šalkau? Jo, aišku, turiu. Kaip tik pasirašiau. O bananus? Obuolį. Obuolys. Obuolys dar normaliai, bet, pavyzdžiui, tuos bananus suvalgo ir tas žieves visur primėto, arba kokių pakelių ten čipsų prisiperka, paskui primėto pamiškėse. Aš tai tiesiog nueinu į mišką, prisirinkiu kokį mėlynių veiklos ir užkandos, žinai. Tai va.
Ok, gerai. O gal kažkokį turit kremą nuo saulės, nuo odų pasipurkšti, nes kažkaip toje gamtoje, žinot, kaip... Keista, kad paklausiai. Kaip tik turiu. Kokį čia naudoji? 50. Šiaip, jeigu, žinai, Laura, tau reikia ten daug visokių kremų užsitep. Ne gamta turi prie mūsų taikytis, o mes turim prie gamtos pristaikyti. Tai tiesiog, jeigu nuvarom į gamtą pavėsis, saulė šviečia, reikia pavėsio, nueini į pavėsį, ne? Na ką, man atrodo, mes turime šio išlikimo nugalėtoją ir aš netrukus jį paskelbsiu. Taigi išlikime išlieka išlikime. Paskutinę kovą laimi. Išlikimo nugalėtojas išlikime Domantas. O, fainai, ačiū labai. Šimtai? Nu, tai išlikimas, Airidai. Vasara skirta atsipūsti, atsipalaiduoti, neapsikrauti. Tai ačiū labai. Čia, Airidai, čia. O tave pamest gal iki miesto? Ką? Iki miesto tave pamest gal? Ne, jūs važiuokit, aš pareisiu. Šiaip žinokit, juokas juokais, bet tame skeče apie influencerių skandalus ir intrigų paieškas tiesos yra. Vasara visko mažiau, todėl reikia duoti pailsėti ir mūsų žvaigždutėm. Pailsėti turiu ir aš, ir žinoma, jūs. Todėl atsisveikinu vasarai ir pažadu sugrįžti rudenį. Palikti jūs noriu su žmogumi, kuris po kiekvieno savo pasakomo žodžio deda tašką. Bet už tai jį mes ir mylime. Linkiu visą vasarą, o gal ir net visą gyvenimą vadovauti šiuo palinkėjimu. Ate? Jum yra palinkėjimas nebijoti padaryti tam tikrų dalykų pirmą kartą. Ir vėl sakau, pirmin, neužmerkit akių, atsimerkit ir žinokit, kad visada reikia pabandyti tai, ko dar nedarėt, jeigu gyvenimas jum duoda galimybę. Žinau, kad mėgsti bananus. Čia man tu gal matyti. Aš norėjau pasakyti šitą. Bet aš nebuvau abortuotas. Abortuotas? Kai aš gimiau Minske, buvau išnešiotas tik 6 mėnesius. Mane reikėjo skubėtų būdų abortuoti. Iš kur tas Minskas atsitiko? Palauk, žvakė šyla. Šyla žvakės. Dar vis šyla, kol kas. Katarsis, tai kuris iš jūsų čia yra tas katarsis? Tai čia Nu, eik iš čia uodė, tu musė. Dabar ant lempos. Ar aš vaizdosininkas? Aš Minske, kai gimiau mažiukas, dar prieš abortą aš įslidau, teškiausi veidu. Jūs iš vis tikras veidoskaitininkas? Ar aš tikras veidostininkas? Aš. Veidos? It's a rap ar ne? It's a rap! Repas. Ir gali dabar lyti. Dabar blooperis gali daryti. Ta, žinai, Ryčka šito darys, kur...